Net ir tamsias palėpės patalpas galima paversti šviesiomis. Tam tereikia vieno ar kelių stoglangių. Taip, kaip matome, viskas iš gamyklos apgalvota. Paprastai nusiema. Apskardinimas lango. Taip pat norėčiau paminėti, kad iš karto gamyklai sumontuoti yra montavimo kampai ir termoapšildymas, kuris apšildo visą rėmą, kad montuojant darbuotojai nepadarytų kažkokių tai tenais klaidų ir nesumontuotų netinkamai. Garo izoliacija taip pat yra sumontuota gamyklai. Iš karto yra paruoštos gumytės, kuriomis pritvirtinami yra laikikliai, kad lango varčią galima būtų paprastai išimti vienam žmogui. Kadangi mums lango varčia dabar bus nereikalinga, mes ją galime pasidėti šone. Ir tai paprastai lengvai užsikelti lango rėmą su reguliavimui. Pradžiai jį montuosime, pasižiūrėsime, ar lygiai stovi kampai, kraštinės ir tada įsidėsim lango varčią, pasižiūrėsime, ar geometrija lango teisinga, ar lygiai stovi pats stoglangio rėmas. Štai turime paruoštą angą stoge, difuzinė plėvelė privesta iš šonų ir montavimas yra iš tikrųjų paprastas. Tiesiog statoma yra ant grėbėstų montavimo kampai. Ištraukiama garo izoliacinė plėvelė. Kai lango rėmas statytas į vietą, reikia patikrinti, ar jisai iš tikrųjų stovi lygiai. Šiuo atveju matom, kad truputėlį reikia kelti vieną kraštinę. Gamintojai iš karto deda komplektacijai kaladėlės, kuri turi 3 atstumus. Per juos mes galime pakelti tiek langą, kiek mums reikia. Sureguliuoti, kad langas stovėtų visiškai lygiai, absoliučiai lygiai, tiek per daug, užteks 1 milimetro. Lygiai pastatę stoglangį, pritvirtinsim po vieną varžtelį, kad galima būtų sureguliuoti. Dabar įstatysime varčią tam, kad pasižiūrėtų, ar visi atstumai yra vienodi, ar langas susidaro lygiai ir ar teisingai įstatytas ir įtvirtintas pats rėmas. Langas pakankamai paprastai įsistato, laikiklių fiksacija irgi labai paprasta. Taip, svarbiausia įstačius langą, sureguliuoti, kad būtų visiškai vienodi atstumai. Tiek čionais, tiek atstumai, kad langas vienodai čia užsidarytų, tiek atstumai, kad būtų vienodi iš kraštų. Šituo atveju langas mūsų stovi idealiai. Kadangi langas stovi idealiai, varčią išimsime atgal, kad galėtumėm galutinai pritvirtinti langą ir montuoti tarpinę. Taip pat gamintojai pagalvojo ir apie ASA Eco, tai yra papildoma difuzinė izoliacija, kuri dedasi aplinkui visą lango rėmą, tuo pačiu apsaugodama nuo papildomų vandens patekimo, nuo kritulių patekimo aplinkui visą langą. Kadangi lango rėmas yra apšildytas, tvirtinti skabėmis nėra galimybių. Tokiu atveju labai padeda lipni juostelė, nereikia naudoti savo papildomų medžiagų, priklijuojant šitą difuzinį komplektėlį. Dabar sumontuosim drenažinį lataką, kuris reikalingas suvesti esamą difuzinę plėvelę su ASA difuzinė komplektu. Esama plėvelė uždedama ant viršaus. Tokiu būdu patekęs vanduo ar kondensatas, jisai patenka į lataką. Ir kadangi mes padarom nuolydį, jisai sėkmingai nubėga šalia lango grėbėsto. Montuojamas apatinis sijonas, matome, kuris susiformuoja pagal bangos arba stogo trapeciją, nelygumus, taip apsispaudžia. Tokiu būdu mes išgauname stogo, bangos, išgaunam formą. Komplektacijoje taip pat yra juosta, paraloninė, kuri yra skirta sandarinti
tarpinė su stogo danga, kad nebūtų prapūtimo arba papildomų kažkokių tai kritulių patekimo po stogo danga. Tarpinė prisiglaudžia ir fiksuojasi tam tikroj numatytoj vietoj. Iš karto uždengiama yra guminė tarpinė, kuri būna iš karto sumontuota jau gamintojo prie rėmo ir matome iškai tvarkingą mazgą. Taip, kadangi tarpinė sumontuota, stogo danga yra sudėta atgal į savo vietas, dabar tas liko tik tai įdėti varčią ir apskardinimo detalės. Jeigu komplektacijoje pamestumėte laikiklių, visą laiką įdeda roto atsarginių detalių. Naujos kartos jų languose roto nenaudoja varžtų, per kuriuos gali patekti drėgmė į vidų ir tai pažeisti medį. Kiekvienas varžtelis įsuktas į medį, jisai kondensuojasi, laikui bėgant gadina medį ir to pasekoje mediena genda, praleidžia drėgmę ir iš karto nukenčia ilgaamžiškumas. Šitoj vietoj roto naudoja tik tai klik sistemą. Visos išorinės detalės turi savo klik sistemą. Paprastai montuojasi, užsifiksuoja. Naujo dizaino, gražiai atrodo. Praktiškas, patikimas, šiltas, estetiškas iš vidaus, neturintis, kaip minėjau, varžtų, ilgaamžis langas.